Labas rytas, Lietuva. Sveikinu tave su viena sėkmingiausių dienų Rio Paralimpiadoje ir šiandien 8:14 berods teisingai, ar ne? Nežinai rezultato. 8:14 Lietuvos komanda įveikė Jungtinių valstijų rinktinę, golbolo rinktinę ir tai, ko nepavyko, ne visai pavyko padaryti Sidnėjuje, ne visai pavyko padaryti Pekine, pavyko padaryti Rio de Žaneire. Genrikai, kaip jautėt? Jausmo dar kol kas jokio nėra, jaučiuosi šiek tiek pavargęs, gal įsekęs po šito maratono, nes labai sunkiai buvo pogrupio rungtynės sunkios, nežmoniškai sunkiai žaidėm ketvirtfinalį. Pusfinalis gal kiek buvo lengvesnis, su Jungtinėm Amerikos valstybėm žiūrėjom, kad galima žaisti. Tada nelemta dar trauma, nežinau, ar aš čia sužaisiu tą finalą, nesužaisiu. Ir pradėjau žaisti, kažkaip tai įsižaidžiau. Pradėjom pirmauti, antram kėlinį buvo truputėlį dubelė. Du jauni žaidėjai pirmą kartą, kur dalyvauja, biškį pasimetė, turbūt juos pradėjo labai spausti. Biškį paraminau aš juos truputėlį, susitvarkėm. Jau kai liko ten 2 sekundės, dar netikėjau, kad laimėjom. Ir dabar dar netikiu. Tai ką dabar veiksi? Kur? Į lovą pavalgyti ar ko? Ne, valgyti nenoriu. Ne, į lovą irgi kol kas nenoriu. Noriu šiaip gal vienas pabūti. Su šeima pabendrauti gal norėčiau. Nežinau, dar Lietuvoje naktis, lauksiu, kol atsikels visi. Aš manau, kad tau tikriausiai jau skambina telefonu. Einam dar pagalbinsim dar vieną mūsų rinktinės narį. Matau, dabar fotografuojasi. Ramunė Adomaitienė. Šuolis į tolį, 4. vieta. Golbole 1 kartą? Ne, žinok, aš jau nuo Pekino visus finalus, aš taip pasakiau komandos vadovui, aš einu tik į finalus ir šį kartą neapvylė. Ar suvokė jau sportininkai kokia šiandien diena? Šaunė, aš tai jau tikėjau, kad tokia bus, bet nuo pradžių jau, kai pradėjom mušti Amerikai įvarčius, viskas pasidarė iš vis aišku, kad jie tikrai jau psichologiškai nusiteikia ir tikrai bus pergalė. Ačiū Ramūne ir einam dar Justas Pažarauskas, vienas, kol fotografuojatės, Justai, trumpai, kaip rungtynės? Kaip rungtynės? Iš tikrųjų gerai, kad pačią pradžią padarėm. Pirmam kėlinį rezultatą, antro irgi. Po to gal atsipalaidavom, prasileidom, bet dar šiek tiek sunku patikėti, kad esam čempionai, bet šitas su laiku supratimas ateis. Pabarskink, prašau, man tą medalį. Kaip golbolo kamuolys beveik mažiukas. Sakykit, kaip jūs galvojat, kas labiausiai jūsų komandai nusipelnęs tos pergalės? Kaip? Kas labiausiai nusipelnė? Gal treneris? Nežinau, visi mes dirbom ir ne tik tie, kurie čia esam, tie, kur liko namie, kurie treniravo, kurie mums padėjo. Čia šventė ne tik mums ir, man atrodo, visai žmonėm, kurie mėgsta golbolą ir artimiesiam. Manau, kad ir naktis Lietuvoje daug kas jau sužinojo tą džiugę žinią. Tikrai taip. Ačiū Jums, vyrai, labai. Ir paskutinis dalykas, ką noriu pasakyti. Į Lietuvą 3 medaliai. Auksas golbole, disko metime auksas, disko metime sidabras ir rutulio stūmime auksas. Parvažiuoja į Lietuvą rugsėjo 21 dieną. 23:45 turėtų leistis sportininkų lėktuvas. Pasitikite juos garbingai. Iki.